Jeigu norite įsigyti automobilį, jums be jokios abejonės reikės pinigų. Kartais visą reikiamą sumą jūs turite iš karto, o kartais reikia pasiskolinti. Šiandien pasikalbėsime apie tą antrąjį variantą, kai reikia skolintis. Kartu su specialistais aptarsime, kaip įsirinkti patį patogiausią finansavimo būdą. Automobilio pirkimas gali būti tikras galvosūkis ne tik, kai reikia jį išsirinkti, bet neretu atveju ir kai reikia surasti papildomą finansavimo būdą jam įsigyti. Populiariausi būdai – lizingas arba vartojimo paskola. Kuo jie skiriasi? Kai jūs lizinguojate, reiškia automobilis, tada tokiu atveju jūs esate vartotojas automobilio, tai naudotojas, o savininkas yra lizingas. Kai jūs imate vartojimo paskolą, tai tokiu atveju automobilis yra jūsų, bet jūs esate skolingas įmoniai pinigus. Taigi, įsigiję automobilį pasinaudojus vartojimo paskolą, jis priklausys jums, todėl esant reikalui jį galėsite parduoti be jokių apribojimų. Jei norėsite parduoti lizinguojamą automobilį, tai teks derinti su finansuotoju. Taip pat skiriasi ir palūkanos. Vartojimo paskolos atveju jos gali būti didesnės net 3 ar 4 kartus palyginus su lizingu. Tačiau perkant lizingu reikės pradinio įnašo, bent 10% pasirinkto automobilio kainos, o vartojimo paskola leidžia pasiskolinti visą reikiamą sumą. Bet lizingas suteikia kitą vartotojams patogią paslaugą. Automobilį galima įsigyti su likutinė verte ir tokiu būdu sumažinti mėnesinės įmokas. Grubiai šnekant, iki 10 metų senumo galima lizinguoti automobilį su likutinė verte, nes likutinė vertė skaičiuojasi plius minus lizingo kompanijose iki 12 metų senumo. Tai ta išperkamoji terminas, tas išperkamojo laiko, jis įveina į tą 12 metų priskaičiuotos sumos. Jeigu automobilis yra senesnis nei 10 metų, dažniausiai likutinės vertės neduodama. Jeigu su likutinė verte jūs perkate automobilį, tai lizingo terminas dažniausiai būna 60 mėnesių arba vadiname 5 metai. Be likutinės vertės jūs galite iki 7 metų lizinguotis automobilį. Tai vat reikia žiūrėti, kas jums geriau tinka. Prieš pasirinkdami finansavimo būdą turite įvertinti ir savo pajamų dydį bei kaip jos gaunamos, nes nuo to priklauso, kokį finansavimo būdą galėsite rinktis. Lizinguotis paprastai gali tie gyventojai, kurie dirba oficialiuose darbuose, kurie dirba ilgiau nei 3 mėnesius, gali finansuotis kaip ir vienas šeimos narys, taip ir keli šeimos nariai už vieną automobilį finansavimą daryti. O galbūt jūs norite automobilio, bet nenorite skolintis ir finansinių įsipareigojimų turėti. Tokiu atveju yra alternatyva – ilgalaikė nuoma. Kuo skiriasi dabar lizingas ir nuoma? Tai tuo, kad kai jūs nuomate automobilį, jūs mokate tik tais už kurą, skysčius, langų skysčius ir taip toliau, o visą kitą padengia įmonė, tai ta, kuri išnuomoja tą automobilį. Tai tiek draudimai, tiek techniniai aptarnavimai, automobilių priežiūra, padangos, jų keitimas, viskas įskaičiuota yra į kainą. Todėl kartais atrodo, kad galbūt nuoma yra brangiau, bet patogumo atžvilgių, ypatingai jeigu jūs neturite kur laikyti padangų, nenorite gilintis dėl techninio aptarnavimų, tai šito jūs išvengiate. Tiesiog vartojate, naudojate automobilį. Ilgalaikės nuomos paslaugą gali naudotis tiek fiziniai, tiek ir juridiniai asmenys, o minimalus tokios paslaugos laikotarpis vos 3 mėnesiai, todėl tai leidžia lanksčiau planuoti automobilio naudojimo laikotarpį. Ši paslauga patogi ir tuo, kad jei visgi pasirinktą automobilį norėtumėte įsigyti, turėsite tokią galimybę, o jei prireiktų papildomą finansavimo, tikriausiai dabar jau žinote, kokias galimybes tam turite.